Raskanta specialistai dalinasi 5 klaidomis, kurias dažniausiai padaro žmonės, pirkdami pirmąjį būstą Lietuvoje. 1. Vertinama tik būsto kaina. Dažnai neįvertinamos papildomos išlaidos – notaro paslaugos, turto vertinimas, įrengimas, paskolos administravimo mokesčiai ir panašiai. 2. Neįvertinama vieta ilgalaikėje perspektyvoje. Rajono infrastruktūra, susisiekimas, plėtros planai gali turėti didelę įtaką turto vertei ateityje. 3. Skiriama per mažai dėmesio rinkos analizei. Nežinant, kiek panašus objektai kainuoja kitur, sunku priimti pagrįstą sprendimą. 4. Sprendimas priimamas emocijų pagrindu. Svarbu objektyviai įvertinti būsto būklę, kainos atitikimą rinkai ir likvidumą. 5. Nepalyginami skirtingi pasiūlymai. Pažiūrėjus vos kelis objektus, sudėtinga suprasti realią rinkos situaciją ir kainų lygį. Kuo daugiau informacijos turite, tuo lengviau priimti teisingą sprendimą. Raskanta. Visi nekilnojamo turto skelbimai vienoje vietoje.